Kretingos rajono savivaldybė jau skelbia kelis metus mokinių iniciatyvų projektą. Mūsų progimnazija jau dalyvauja kelis metus šiame konkurse. Mūsų Kretingos Simono Daukanto progimnazija jau įgyvendina kelis metus projektą. Praeitais metais norėjome surinkti žymiai daugiau idėjų iš visų mokinių mūsų mokykloje. Norėjome surinkti kuo daugiau idėjų ir atspausdinome šį plakatą ir iškabinome visoje mokykloje, kad kuo daugiau surinktume viską ir paskelbėme socialinėme tinkle Facebook'e. Čia buvo pažymėtas QR kodas ir kiekvienas mokinys nuskenavęs su savo telefonu galėjo užrašyti savo idėją. Tai buvo pateikta daug klausimų. Vienas iš jų yra, kokią iniciatyvą ar idėją galėtum sukurti, kad tai skatintų mokinių tvarumą ir aplinkosaugos sąmoningumą. Man atrodo, kad čia reiškia, kad kiekvieną dieną gyventi mokykloje ekologiškai. Dar vienas iš svarbesnių klausimų buvo papasakot, kaip tavo idėja galės naudotis visa mokykla. Tai ką manai apie šitą idėją? Aš galvoju, kad labai padėtų visiems aktyviau būti mokykloje ir nesidėtų prie telefono kiekvieną pertrauką. Tai kaip manai, kaip galėtų tomis idėjomis naudotis visa mokykla? Aš galvoju, kad vieni meno, kiti sporto, kiti pailsėti, nes kiti turi savo būdum pailsėti, ramiai pagulėti. Tai sekantis klausimas buvo, kaip planuoja apskaičiuoti, kad ši idėja išeitų už 1000 eurų. Visos idėjos buvo skirtingos, buvo kitos apmąstytos, kitos buvo tiesiog parašytos ir ši idėja laimėjo, nes buvo apmąstyta viskas ir tilpo į biudžetą. Paskutinis klausimas buvo susijusias su įgyvendinimo projektą. Ką pasikviesti į komandą, kad tau padėtų sukurti iniciatyvą? Tai manau visi žmonės skirtingai, tai vieni ir mokytojus, ir klasiokus, ir draugus, kad kuo daugiau žmonių norėtų tos idėjos ir kad ta idėja nebūtų vienam žmogui arba žmonėm, kurie mėgsta tik vieną dalyką, kad ji būtų naudinga didžiai daliai mūsų mokyklos mokinių. 27 idėja buvo išrinkta, nes tiko labiausiai ir visiems patiko, nes buvo sugalvota padaryti dviračiams ir paspirtukams aikštelę, kad neužlytų, vėjas neužpūstų ir saulė nešviestų. Tai pakvieskime Augustą, kuris sumąstė ir parašė šią idėją. Man ta idėja yra svarbi, nes man patinka važiuoti į mokyklą su dviračiu ir norėjau, kad kiti vaikai važiuotų su dviračiu į mokyklą, o ne tėvai atvežtų. Ir vaikai perka iš savo sutaupytų pinigų dviračius ir norėjau, kad juos apsaugotų. Nusprendėm pastatyti ją ir pavadinti LVS Saulė, lietus ir vėjas, kad visi vaikai žinotų. Jam nieks per daug metų neatsitiks, nebent tikrai reikėtų perdažyti. Ir ten tilps daug dviračių su paspirtukais. Mes visi esam klasiokai ir nusprendėm, kad jo idėja yra geriausia ir norėjom padaryti taip, kad visa mūsų mokykla prabalsuotų už jį. Nes mes visi turim paspirtukus ir dviračius ir norim juos apsaugoti irgi. Pradžioje mes su klase apžiūrėjome savo sukurtus brėžinius, kaip atrodys mūsų dviračiams ir paspirtukams skirta pastogė. Rinkomės ir apžiūrėjome vietą, kurioje stovės konstrukcija. Ir štai po keletos mėnesių jau galime džiaugtis turėdami instaliaciją mūsų dviračiams ir paspirtukams. Džiaugiamės, kad galime atvažiuoti ir pasistatyti dviračius ir paspirtukus saugiai. Ačiū už tai, kad girdite ir įgyventinate mūsų idėjas. Mes už švarę gamtą ir sveiką gyvenimo būdą.